Sveiki visi, su jumis ir vėl aš, Giedrys. Kaip jau ir iš pavadinimo, manau, spėjate, parodysiu nelabai, jau nebeparodysiu, nes jau nėra ką parodyti, bet tokią situaciją apipasakosiu, kas nutiko, kaip atsitiko, dėl ko nežinau atsitiko, gal likimas, kad stabdomas mano garažo duobės projektas. Kažkaip galvojau, kad čia planavau, kad greitai aš jį padarysiu, paukšt, jau bus duobė. Gal tokių sutapimų man samurajus nesikūrė, nes aš čia norėjau pavaryti už duobės. Galvojau, kasgi čia tą duobę iškasiu, savaitę, 2 savaitės kasim į galą, ten viskas ir bus kaip ir tvarkoj, bet ne, likimas truputėlį kitaip. Tai va. Einam į garažiuką, parodysiu truputėlį. Neatsirakina durys. Niekaip. Užšalo. Net nenori, kad jums parodyčiau ir papasakočiau. Einu atsišildysiu ir tada sugrįšim prie šito pasakojimo. Va, ką mes čia randam? Šiaip tai nieko mes čia nerandam. Mes jau viską, ką rado, tai pasiėmė policijos pareigūnai. Tai va. Stop policija. Tai va. Atrodo, prasidėjęs darbas nekaltai. Tu prasme, su jokia nesusijusi veikla, nei kriminalinė, nei jokia. Tačiau tenka kviestis pareigūnus. Aišku, jūs dar kol kas nieko nesuprantate, tai aš dabar truputėlį paaiškinsiu. Aš truputėlį pafilmavau, tačiau dėl ikiteisminio tyrimo akto ir dėl, žiūrovų, kaip sakau, saugumo, gal neluošinimo ar dar ne kažkokių ten dalykų. Nerodysiu aš tų kadrų, jie gal liks mano asmeniniam archyvui, arba jei labai jau po viskas kaip pasibaigs, viską papasakosiu, kaip čia įsiaiškinsim viską. Tada gal kaip parodysiu, nes esu nufilmavęs keletą kadrelių ten, bet labai daug nefilmau. Tai galiu pasakyti ką. Galvojau, atsimenu, kaip sakiau, kad iškasčiau aukso puodynę ir čia būtų Tai va tam video, kur praėjusim pasakojau, iškasiu aukso puodynę. Iškasiu aukso puodynę, aukso neiškasiu. Tačiau, pradėjau skasti, čia matote, tą duobę, galvojau, tikrai nieko nefilmuosiu, nieko nepasakosiu apie tą duobę, jau tada pradėsiu filmuoti, kai jau, pradėsim jau gardą daryti, virinti, ką aš ten darau, ką aš ten virinu. Tai dabar atsitiko tokius dalykas, kad aš radau, mes su draugu, bekasdami radom žmogaus palaikus. Taip, bičiuliai. Radom 1,5 m gylyje žmogaus palaikus. Va šita vieta. Ten, kur iškasė pareigūnas, ten po to užkasė. Kažkaip iš pat pradžių net nesupratau, kad ten palaikai, kad dar kažkas ten, kažkokį kevalą iškasėm, tokį, kaip jau sutrupėjusi, kaip viską. Tada žiūrėjau, ir būčiau gal net nesupratęs ir nežinojęs, kas ten yra. Ir, taip kažkaip, po to sakau, čia gal kaulas kažkoks, ten mano draugas sako, baig, tu kokius čia kaulas, kur čia tau kaulų bus. Skubi, čia gal krimtai koks karvės kaulas, gal dar kažką. Ir buvo to, kai įsivertė pačiokas apatinis. Supratau, kad tai nėra kaulas. Ką tokiu atveju daryti? Aš
nu, patys suprantat, kad aš nesu susidūręs nekas, aš ten tų kapų, kapaviečių ar kažką, nu, tai taip kažkaip sakau, davai, reikia paskambinti, 112, nes, nesu susidūręs su tokia situacija, negaliu pats net kažką daryti viską, paskambinau 112, telefonu, ten pakalbėjom, įsirašė mano duomenis, ir taip sakau, draugui, lemba, čia mes jų laukiam, sako, likit prie ryšio, viską, ir taip galvoju, gerai, tų palaikų neliečiam, nejudinam. Sakau, bet ką su toliau, nes, ta prasme, aš jau supratau, kad radom palaikus, tai, ta prasme, jau viskas, dar bus stabdis tikrai, bet sakau, jau šiandien susirinkom, dar sakau, pakasam vašičių, nes, pradėjom kast, bingo, antra galva, kaukulė. Ta prasme, tik vos pajudinus jau, nes jau, aišku, mes jau iškvietėm policiją, ir policija atvažiavo po kokią poros valandų, gal po 3 valandų, neatsimenu, kad viskas įvyko gal 11 valandą, o aš jau, ta prasme, atvažiavo pareigūnai gal kažkas apie 3. Ir prasidėjo, ta prasme, kol iškasi, kol apklausė, kas čia buvę, reikėjo popierius rodyti, iš ko pirkę šitą pastatą, visą šitą situaciją. Atsitiko ten kažkaip taip, dar tiesa, jie iškasė 2 maišus tų kaulų, dar rado 3 monetas, sakau, tai gal galima pasižiūrėti, kada jau tas įvykęs, nes, kaulai tai tikrai, kaip aš sakau, nėra, ta prasme, švieži, gal net kokių partizanėlių, aš manau, ir tokiu atveju, sako, neįžiūri mes į tas monetas, sako, bet čia kaip įkalčiai, kaip viskas. Tai žodžiu, jie čia susifotkino, susidarė viską, čia tokia, kaip aš sakau, wow, kaip sakau, radinys toksai, kuris tikrai, aš nenorėčiau to rasti, bet, kaip sakau, yra kaip yra, aš jį radau. Tai va, tai dabar esmė tokia su šita mano duobelė. Nežinau, ką dabar daryti reiks. Dabar tai jau žinau, ką reikia daryti. Tai, ta prasme, aptvėrė ir sakė, daugiau viskas nekasinėk be atskiro leidimo. Kaip jau bus, ta prasme, duotas tas, kaip jums čia pasakyti, sprendimas čia iš archeologų ar dar kažkokiu, ką daryti. Tai tada sakė ir nuspręs, ką daryti. Ar čia visą reiks iškraustyti pastatą ir jie čia turės įsikasti viską ir kasinės, ar čia, žodžiu, lieps man paimti ir užpilti šitą duobę ir daugiau čia nieko nekasinėti ir bus įtraukti į ten kažkokią tai zoną, kad negalima kasti. Bet visas šitas dalykas tai bus nuo 2 savaičių iki pusės metų. Tai kaip planavau, kad aš čia iškasiu, lapkričio mėnesį, gruodžio jau bus iškasta, pradėsiu ten ir jau pavasarį turėsiu duobę. Ne, to nebus, kaip supratau, nes tikrai manau, kad čia per 2 savaitės niekas neįsispręs. Čia dar, kaip biurokratiniai dalykai darosi, tai taip ir darosi ir nieko nuo jų nepabėgsi. Dabar kodėl aš šitą prasme, norėjau viską taip, kad pabūt, kad viskas, nes galvoju, gal dėl, iškasiau, galėjau, aišku, paimti viską, nekviešiniai pareigūnų, nieko ten iškasti, ta prasme, viską užpilti ir pamiršti, kad čia kasiau, arba paprasčiausiai tuos kaulus galima gražiai iškasti, surinkti, giliau pakasti ir palaidoti. Bet aš netoks, aš visą laiką pagal įstatymus stengiausi daryti, gal čia buvo kokia partizanų vieta, gal čia valstybė arba mūsų vaikams svarbi vieta bus, ar kažkas, tai aš tą dalyką, gal čia kažkokie partizanų palaikai, kurių gal kažkas ieško, gal žymus partizanai ir dar kažkas, tai žodžiu, čia tą dalyką įsiaiškins. Tai apie tų dalykų, kad slėpti kažką, tai man tikrai nebuvo, net tokios minties, aš iš karto pranešiau. Dabar tik tai po to žiūriu, ten jau blambus turėjo viską ir taip žiūriu jau čia tą, sakau, tai ką jūs čia mano pastatą bandysit užblambuoti, sakau, tai jeigu taip, tai sakau, man reikia šieno, čia grūdai mano stovi, tai sako, pastato neblambuosim. Dabar kitas dalykas, aspektas toksai, jei leis man kasti, ir baigti darbus, arba jie čia kažką įsikas, nežinau, koks jūs čia bus sprendimas, nes šiandien vakar buvo, kaip mes radom tuos palaikus šeštadienis, tai tik pareigūnai atvažiavo,
Sekmadienį, aišku, policija nedirba, tai tik tais tą visą mūsų protokolą, iki teisminio tyrimo tą vadinamą protokolą gaus žmonės, pirmadienį, jie ten pradėjo skaityti, ten institucijos, aš po to biškai truputėlį pasiskaičiau, pasidomėjau, kas ten kur, kaip su kuo valgoma ir man turės rytoj pranešti pirmadienį, kaip kas bus, kaip kas įvyks, kaip ką. Tai aš dar šito video jums nemontuosiu, bet manau antradienį, kad aš jį paleisiu, tai jeigu kažką pirmadienį aš sužinosiu, tai dar papasakosiu, bet šiai minutei tai aš nieko nežinau. Dabar kitas dalykas, toks aspektas, čia buvo kapas, senas kapas, 2 kapai. Gal čia jų yra ir daugiau, aš nežinau, mes tik 2 žmonių palaikus radom. Gal čia viskas visur, tai toks kaip ir vidinis dalykas, ar aš čia tikrai norėsiu daryti duobę. Gal čia kaip tik yra tas ženklas, kad jeigu, pavyzdžiui, pareigūnai neleis man daugiau kasinėti, lieps užkast, tai gal čia kaip tik ženklas, kad negalima man to dalyko daryti, čia, garažo, ar, remontuoti mašinas, gal tai įspėjimas iš kažkur aukščiau, kad Giedriau, ką tu čia sumastei, tai čia tą, ką sumastei, tai davai, nurišk. O jeigu leis jau, leis tęsti, čia susitvarkys, čia įsikas, dar kažką padarys, ar neįsivaizduoju, tai aš dar galvosiu, ar čia man tikrai verta tęsti šitą projektą, ar iš tos, kaip sakau, moralinės pusės užsakyti sunkvežimį žemių ir paprasčiausiai užkasti. Bet tai irgi, kaip sakau, tai yra, mano pastatas. Gal kaip tik yra jėga iškasti ant palaikus ar dar kažką ir kaip tik bus, tie partizaniukai, kaip sakau, iš viršaus, ten sakys, va, Giedriau, remontuok mašinas ir tik užvarysi mašiną ir pačios ten susiremontuoja arba viską. Arba priešingai, tai tokis kažkoks dviprasmis jausmas ir, kaip sakau, iškasiau tą dalyką kažkaip tikrai nelinkėčiau niekam kapavietės atrasti, bet, kaip sakau, daug žmonių yra palaidota, jau daug kai kurių kaulai irgi supuvę, tai gali būti, kad mes ir namus visus esam pasistatę tuose buvusiose kapavietėse nepažymėtose. Tai atsitiko taip, kaip atsitiko. Tai va. Kaip ir sakau, kaip ir minėjau, tikrai nerodysiu tų video, kur ten su kaulai, su viskuo. Tiesiog parodau, kiek dabar mes jau čia padarėme viso to darbo, kiek viską. Tai va, jau nebedaug likę, čia pagal idėją, va čia, tai jau mes galėjome, dar kokią pusmetrukas ir jau aukštis tinkamas, nes čia 1,20 m va ten žemiausia vieta. Čia, tai faktas tas, kad vakar būtum gal nepabaigę kasti, bet jau, kaip aš sakau, būtų nedaug buvę likę. Tai va, žodžiu, reikalas tame, kad jeigu taip vizualiai, tai va čia buvo rasta kaukolė, va, šitam taške. Tai va, matot, pradžioje grinai ties centru pastato, grinai, va. Dar jeigu būtų kažkur užkasta va šičia, tai aš būčiau net neradęs, nes duobė, arba jeigu būčiau duobę patraukęs truputėlį į šoną, tai irgi būčiau net kasę šitų džiaugsmų, o dabar atkasiu. Ir kito, tai čia va dabar buvo vienas kūnas, bet jie labai nedidukai, nes čia 4 metrų duobė. Tai va, tai čia taip va. Ir jeigu susidarytų tą dalyką vaizdą, va, šitos, pavyzdžiui, duobės, tai va, šičia rasta kita kaukolė. Tai čia kokia metras nuo kojų paguldytas kitas kūnas. Kitas kūnas, kaulai, jie likę dar ten. Manau, jie, kad kažkur baigėsi va ties šitą vietą. Va. Tai va. Tai kol kas, jeigu be update'ų, tai tiek be update'ų. Nesakau, montuosiu video antradienį, tai jeigu rytoj man kažkas kažką pasakys, paskambins, papasakos, tai aš būtinai jūs informuosiu, pasakysiu, kas pasikeitė. O jei ne, tai
toks šiurpus radinys mano ūkiniam pastate. Ką pasakyti galiu? Jeigu dabar atsuktų tą laiką, to aišku nieko neatsuksi, bet jeigu tai būtų, tai nekasčiau. Ta prasme, tikrai nekasčiau. O dabar kokie mano bus veiksmai po pareigūnų pasakymo, aš dar nežinau. Kokie jie bebūtų, aš jums visą laiką parodysiu ir pasakysiu, nes aš sakiau, nusprendęs kurti YouTube'ą šiuos metus iki lapkričio, tai dabar jau po lapkričio, tai aš dar kuriu, dar kitų planų metų nesu susidėliojęs, tai kol aš esu nusprendęs, kad, ta prasme, rodysiu savo, ta prasme, veiklas, ką aš darau savo dienoraštį, tai dienoraščio nekoreguosiu, nenutylėsiu nieko dalyko, kas yra, tas yra, o šitas faktas, ganėtinai svarbus, kad aš jį nutylėčiau, tai aš taip ir papasakoju jums šitą dalyką. O ką toliau aš darysiu, kol kas nežinau. Laikas parodys. Tai va toksai trumpas epizodas, kurie mane žiūrėjo iš praeito videko ir lauksit duobės updeitų, nes, aišku, kad lauksit, tai kad va čia bus duobės updeitas, kad kol kas updeitų kasimų darbuose ir progrese šiais metais, manau, kad tikrai nebus. Tikrai, nes patys ir pareigūnai pasakė, kad abejojam, kad čia paliks tą kūną ir jį reiks vis tiek iškasto, žodžiu. Bet sako, gali būt, kad ir ten niekas čia nebuvo, 2 ten partizaniukai ar kažkas, bet vis tiek sakė, kol kaulus ištirs, kol laikmetį ištirs, tai tikrai šiais metais sakė, abejojam, ar tu čia galėsi kažką daryti. Tai va, tai sakau, tokie sutapimai, kad samurajus neužsikūrė, nes jis turėjo būti nustumtas va štai ten ir paliktas, galvojau, kasgi čia tų duobę iškasiu, išmūrysiu, tai kiek čia 2 savaitės, 3 ir viskas. Tai jis, kaip žinodamas, patsanas nesikūrė, kad jis dar būtų lauke šaltų ir šlaptų, nes jis nenorėjo ten likti uždubasytas kokiem keliem mėnesiam arba net iki vasaros. Nori dar jum video pakurti. Tai gal tokia gražesnė gaida apie kažkokius kitus projektus, apie kažkokius gal videkus, dar reiks tvarkyti ir samurajų, nes kažko nesikūrė, karbiuratoriaus problemos, kuro nepaduoda ar kažkas ten kišasi, nenori dirbti. Žvakės juodos ten tamsios, tai irgi kažkas yra ten su juo, tai reikės kitą video ar dar kitą parodyti apie šitą. Tai va, tai tiek, chebrytė, kolektyvas su mano duobe. Tikrai nesitikėjau, kad taip mano projektas bus, taip baigsis mano projektas, bet jis baigėsi. Liūdna, bet nieko kitaip nepadarysi. Tai ačiū, kad, sakau, čia, kad žiūrėjo, tai čia nebuvo ką žiūrėti, čia tik pasakojimas buvo. Tai ačiū, kad išklausėt mano tokį, sakau, tokį kažkokį nejaukų jausmą. Ir gyvenimas eina tolyn. Klausau? Aha, dėkui, iki. Updeitas dėl mano duobelės. Matot, ką tik paskambino, girdėjot ir jūs, aš gal šito įrašo nelabai viešinsiu, tik kad skambėjo. Tai, nes, vis tiek iki teisminis tyrimas vyksta, tai aš tuos įstatymus daugmaž žinau. Tai daugmaž žinau, kad pavyzdžiui ir jūs esat smalsūs, bet kaip yra iki teisminis tyrimas, tai kai kurią medžiagą reiktų pasilaikyti. Tai ką man pasakė, tai kad šiandien dienai jau prisistatė pareigūnė, kurie atliks vadinamą tą tyrimą ir dabar viskas informuotas dėl tos duobės aplinkos, ne aplinkosaugininkai, bet ten ne archeologam, bet paveldosaugininkams. Tai paveldo ten tie visi išsaugotojai, tai jiem informuota,
tas visas dalykas radinys ir sakė, kitos savaitės, šioj savaitė arba kitoj savaitėj patikslins, kaip kas kur bus ir manau, kad išsiaiškins dėl tų kaulų buvimo vietos, kas čia buvo, kas čia įvyko ir tada man jau duos įsamesnius nurodymus ir aš tada jau žinosiu, ką tiksliau bent planuoja jie daryti, nes, supraskit, pagal įstatymą ikiteisminis tyrimas vykdomas, tai nuo 2 iki pusės metų. Tai nuo 2 savaičių iki pusės metų yra vykdomas, ta prasme, tai ką darys. Tai jūs supraskit, dabar yra lapkričio pabaiga, tai gruodis, sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė. 6 mėnesiai. Aš jau kartais gegužę, man to pastato reikės tikrai, tai bent jau užvers duobę, aš, ta prasme, turėčiau, žvyrum ar dar kažkuo, tai jo man dabar nieko neleista daryti. Kaip pradėjau, nieko, sakė, ta prasme, kas susiję su duobė ir tais radiniais, vienareikšmiškai nieko tu negali daryti. Tai, blogiausia atveju nusipirksiu lentų ir aš ją uždengsiu, kad galėčiau kažkur tai bent mulčerį pasimti, nes man jo kažkada reiks. Ir ten šiaip, ta prasme, mano ten šinas turės tas dėtis ir visi kiti niuansai. Tai va tokius update'as pasiėmėm mano elektroninį paštą. Tai aš manau, kad dar mes prie šitos temos su paveldosaugininkais, su policija ir su visa dalyku grįšim. Tai kaip grįšiu prie šitos temos vadinamos, kur aktuali tema, kur tiek daug straipsnių buvo, tai būtinai jums papasakosiu, jei jums bus įdomu ir jeigu žiūrėsite, jeigu ten visiškai neįdomu, man šiaip tai įdomu, kas yra mano, kas buvo prieš mane, man yra įdomu, kas bus po manęs, kad žmonėm gal ten kažkas labai archeologiškai vertinga ar paveldosauginiškai vertinga, gal ten kažkokių kapinės buvę, ar ten gal kažkokių partizanų palaidotas. Tai man šitas dalykas yra įdomu ir svarbus ir dėl to aš palaikau šitą iniciatyvą, tik tai norėčiau, kad šitą iniciatyvą vykdytųsi greičiau ir aš dar parašysiu irgi laišką, kad paskubintų, nes tai yra mano, kaip pasakau, gyvenamoji zona, ne namas, bet, ta prasme, tvartas, kur aš ūkininkauju, iš to mano, kaip sakau, pragyvenimo šaltinis šioks toks ateina, kur, man yra svarbu, tai kad turėtų truputėlį gal ir pasiskubinti, ne taip biurokratiškai tuos terminus iki paskutinės dienos vilkinti, nes čia pusės metų, tai čia, ta prasme, jie turės priimti sprendimą, o gal jei, pavyzdžiui, priims sprendimą, kad išsikasti viską karas, arba ten, ta prasme, tai dar tada kas jų gali kasti iki, kaip man aiškino, iki galvos metų su pusė. Tai žiūrėkit, šitas visas reikalas ir kasinėjimo ir tas pastatas bus uždarytas man vos ne virš metų laiko. Tai kaip sakau, kad ir nekasiu aš tos duobės, aš jos galiu nekas pasakys, bet aš jos dabar net negaliu užversti. Viskas, negaliu net užpilti žemėm, kad tai va tokioj aš situacijoje dabar patenku. Tai va, gerai, update'us papasakau, ką sužinojau, o daugiau susitiksim kituose vlogeliuose ir manau fainesnėse ir gražesnėse temose. Tai kiek žinau ir kiek galiu aš jums papasakoti, tą papasakau ir išsakiau, o ko negaliu papasakoti ir ko nežinau, tai palaukim kitų laikų, kitos eigos ir tada papasakosiu. Klausau. Gerai, ačiū. Penktadienį paskambinsim iki. Dar update'as dėl paveldo, tai čia niekas. Tai penktadienį sakė, bus patikslinimai, kad kas buvo, kur buvo, dėl ko buvo tie kaulai ir kas tai paveldas nieko. Tai penktadienį, žodžiu, susiskambinsim su juo ir gal nereiks laukti ten tų pusės metų ir galėsim pratęsti toliau tuos darbus. O aš tai pagalvojau, kaulai, jei jų ten daugiau niekas neims tų kaulų, nieko nedarys, tai aš gražiai juos, kiek ten dar liko tų duobėjai, tų gabaliukų, jei liko, gal ten viską įsivežė, nežinau, nekasinėjau daugiau, surinkt ir kažkur šone gražiai
perlaiduoti juos. Aš taip manau. Gal kažkas esat su jumis susidūrę, nes ir tada pratęstų savo darbus, nes nors nebėgam įvykiam už akių, eigoje pamatysit vis tiek, aš filmuoju, rodau, tai kaip gausim penktadienį tą visą reikalą, tada aš ir galvosiu, ką daryti. Jei leidimas bus, tu prasme, ką tu nori, tą daryk, tai galvoju tęs darbus, kaip ir buvau suplanavęs, ir 10%, kad užkas tą duobę. Nu, pamatysit. Žodžiu, kaip pasielgsiu, taip jūs viską pamatysit. Tai va.